Šiuo metu kas yra didžiausias tau iššūkis? Daugelis iš jūsų parašėte, kad yra karščio bangos ir ačiū Jums už visus komentarus. Ir jeigu nematei mano kitų video įrašų, aš esu pasidalinusi, kas galėtų padėti sumažinti karščio bangas. O šiandien aš noriu pasidalinti, kokie maisto produktai gali padėti sumažinti karščio bangas. Tai pirmiausiai maisto produktai turintis daug omega-3 riebalų rūgščių, kaip lašiša, tunas, graikiniai riešutai, linų sėmenys. Maisto produktai turtingi vitamino A, kaip lapiniai žalumynai, saulėgrąžų sėklos, moliūgai, migdolai. Ir vitaminas E yra stiprus antioksidantas, o kas yra labai svarbu moterims menopauzės laikotarpyje. Sojos produktai taip pat gali sumažinti karščio bangas. Ir moteris, kurių mityboje yra gausu vaisių ir daržovių, rečiau patiria karščio bangas. Tad mityba, kaip ir kitos strategijos, yra labai svarbios, kai norime sumažinti karščio bangas. O jeigu dar neturi, tai labai rekomenduoju įsigyti menopauzės wellness dienoraštį, kuriame gali stebėti savo simptomus, taip pat ir karščio bangas ir strategijas. Ir gali stebėti, ar ta strategija veikia, ar reikia kažką pakoreguoti. Šis dienoraštis kainuoja tik 5 eurus. Ir tu gali jį naudoti tiek, kiek tik tau jo reikės. Nuorodą rasi video aprašyme, o jei menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.